Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresniems psichikos žiūrovams. Buvo parduotuvės apiplėšimas ir dabar žmonės bando pasišalinti iš įvykio vietos su tokiu pačiu kaip mūsų automobiliu. Gautas pranešimas, jog apvogta parduotuvė. Policijos pareigūnas greitai vairuodamas per miestą stengiasi patekti į įvykio vietą. Supratau, to jau atvažiuojam. Gerai, bandom reaguoti. Važiuojam. Great Ocean Highway važiuojam pro karinę bazę, pro apačią karinės bazę. Labai didelį gepą turi. Taip, yra pavojinga iš tikrųjų dideliu greičiu važiuoti, tačiau nieko nepadarysi, kad tai reikalauja pareiga. Staiga iš radijo girdi pranešimą mergina iššoka iš vairuojamo automobilio. Pareigūnas žaibiškai reaguoja į šį įvykį ir apsisuka. Tuo tarpu mergina esant automobilį su kitų pareigūnų bando pasiūlyti kyšį bei siūlo kūniškus malonumus už galimybę būti paleistai. Važiuojame į Pilboksą. Mes irgi atvažiavom. 10-4 suku iš priešpriešos toj pusė. Pareigūnas irgi atvažiuoja, to mes... Ta, atvažiuos pareigūnas, žodžiu, sužeista. Gerai. Jo, aš jau laukiam. Gerai, lipam pažiūrėti. Vyko įtemptas 10-80 alfa, kas reiškia gaudynės eismo. BMW automobilis pažeidė daug taisyklių, taip sakant, buvo labai įtemptos. Matyt, kolega nenorėjo prisegti diržo, ko pasiekoje buvo išskridusi iš mašinos, taip sakykim, skaudžiai susidrenkė galvą, bet manau viskas gerai. Siūlė kyšių, tai to pasiekoje beje. Mėgsta greitį kelyje, o dabar visko teks mokytis iš naujo, kaip sakoma, einam. Bet matot, kadangi pareigūnai čia nepaperkami, tai nieko nepeš, taip sakant. Mergina atgabenta į ligoninę. Po medikų apžiūros nepastebima jokių rimtų sužalojimų, tik mėlynių ir nubrozdinimų. Po apžiūros mergina pristatyta į policijos komisariatą. Sulaikyta mergina neigia savo kaltę ir atsisako bendradarbiauti su policija. Kodėl tokį nusikaltimą padarėte gal? Nežinau, reik naboką. Aš su pareigūnu norėjau pasikalbėti. Tiesiog pasikalbėti, nieko daugiau. Kur pasikalbėti? Gerai, banko apiplėšimas vyksta. Tai važiuojam, važiuojam viskas. Čia autoparkai, jeigu reiktų parodyti, čia mašinų, žinokit, daugiau Netikėtas posūkis. Apklausinėjant įtariami buvo gautas netikėtas pranešimas, jog plėšiamas bankas Frika. Nusikaltėliai ginkluoti bei turi įkaitų. Pareigūnai nedelsdami reaguoja. 10:31 prieš keletą minučių gavome iškvietimą, bet matome priekį Frika banką, dabar vykdomas banko apiplėšimas. Galimai bus įkaitų, galimai bus žmonių, ta prasme, irgi... O išliaužė net, kas čia vyksta? Deja, atvykus į vietą patvirtiname, jog nusikaltėliai turi įkaitų. Situacija tampa itin karšta. Banko apiplėšimas, einam kalbėti. Kol darybininkas nukreipia nusikaltėlių dėmesį, pareigūnas nieko nedelsdamas užfiksuoja automobilio registracijos numerius. Violetinis Mitsubishi Lancer. Nieko nedarykit automobiliu, tik tai. Pareigūnas žaibiškai priėmė sprendimą, skuba pakelti malūnsparnį. Mūsų Dubisa 245 laidos atstovas, filmuotojas, mūsų operatorius sės už kameras. 10-4. Operatorius prisideda prie pareigūno darbo, dėja, ne už visus gerus darbus atlyginimą teisingai. Lipam, greitai. Operatorius per daug skubėdamas lygstelėjo koją. Gerai, jog rimtų sužeidimų nepatyrė. Viskas gerai. Slystelėjo koją. Net ir tai operatoriui nesutrukdė filmuoti. Ekstra situacijos reikia reaguoti žaibiškai. Operatorius gauna naujų iššūkių ir naudoti spec įrangą. Žaibiška reakcija ir budrumas leidžia pareigūnams atitinkamai reaguoti į situaciją. Automobilis sufotografuotas. Specialia technika yra nustatomas kameros sekiklis ant automobilio, kuris padės sučiupti nusikaltėlius. Paspausta viską. O, sekama, tau gerai.
Įkaitai išgelbėti, plėšikai automobilius stengiasi pasprūkti judriomis miesto gatvėmis. Tai yra šokiruojanti medžiaga netgi visko mačiusius. Žaibiškų greičių nusikaltėliai vyksta nesilaikydami kelių eismo taisyklių, taip sukeldami pavojų savo bei aplinkiniams. Galit pasiaurinti iš tikrųjų. Panašu, jog nusikaltėliai ima suprasti, jog erelis danguje akies nepames. Taigi, sukdami iš kelių įvažiuoja statybvietę, mėgindami pasislėpti, tačiau jos svejasi papildomi ekipažai, bei bando apsukti. Range Roveris aplinkui trinuosi, stebėkit jį. Aš pastebėsiu. Policijos pareigūnai įvykio vietoje pastebėjo įtartiną automobilį. Tikimasi, jog bėgliai gali pasinaudoti kitų transportų papustyti padus. Toks pastatas tampa puikia priedanga nuo malūnsparnio. Tampa itin sunku pastebėti, kur slepiasi nusikaltėliai. Tenais papačia, lyg mačiau violetinės spalvos automobilį. Apačioj? Jo, kur aš esu, va, toj vietoj po Kur manim. buvęs, aš kur užvažiavau nebuvęs, per štai tarpą paprastas per nieko koloną, nenutuokiantis mačiau, žmogus. stovėjo Arba kaip apačioj. pasimaišyti laiku ir vietoje. Žmonėms tokioje situacijoje gali tapti itin nesaugu, nežinia, kas gali šauti į galvą ginkluotiems užpuolikams. Liktais, patikrinkit čia, kur užvažiavimas yra va šitam, tam korpuse priekį, va, kur mes skrendam dabar, va, priekį, tenais tarp kolonų jos. Pareigūnai žaibiškai reaguoja ir patraukia nieko nenutuokiantį praeivį į saugią vietą. Va, čia į vidurį, važiuokit viršui, trečia. Va, kur šviečiam, va, toj vietoj, va, čia, žiūrėkite. Į garažą kaip važiavo? Taip, toliau kelkite, žiūrėkite. Tikriausiai nusikaltėliai laisvalaikiu mėgsta žaisti slėpynių. Aš ten buvau, nebuvo jų. Tačiau visos slėpynės kada nors baigėsi. Automobilis ir vėl pastebėtas. Vau, vau, vau. Deja, dėl techninių kliūčių tolimesnio siužeto užfiksuoti nepavyko. Vyksta iki teisminis tyrimas. Los Santos. Panašu, jog Los Santos niekada nemiega ir visi nusikaltimai vyksta tuo pačiu metu. Neilgai trukus gautas pranešimas apie dar vieną vagystę. Nespėjus nutūpti vykstame į gaudines. Nusikaltėlis žaibiško greičiu įžuliai sprunka nuo policijos pareigūnų. Atlieka vis pavojingesnius manevrus. Taip papildomai. Išvažiuoja į kelio priešpriešą, trenkėsi į kelio ženklus, gal galimai bėglys pavartojo velnio lašų. Kiekviena akimirka tampa vis brangesnė, rizika būti partrenktam vis didesnė. Kelių erelis, o gal kelių gaidelis? Nesuvaldęs automobilio bėgikas trenkėsi į kelio skyrių, bet ir tai greitų ir įsiutusio veiksmo filmo gerbėjo nesustabdo. Greiti ir įsiutę 11 dalis. Man šitas mūsų komandos narys patinka. Nenaudėlis yra tikras fantastinių veiksmo filmo gerbėjas, rizikuodamas savo gyvybę šoka nuo kelio. Aš einu už... Apačioje. Deja, bet pareigūnas nesuvaldo automobilio, taip pat krenta nuo kelio. Išvažinėjai, per kurį važiavo. Operatorius savo objektyve pastebėjo bėglį ir nurodo pareigūnų galimą vietą. Grįžta. Ai, tenai. Padarys. Va, va, Nedaro prieš viršą. va. Grįžta jisai nuo oro uosto. Neįtikėtina, tačiau bėglys ne tik, kad išgyveno tokį šuolį, bet ir beveik atitrūksta nuo policijos pareigūnų. Važiuojam linkmės banko arenos, pravažiuojam ją. Pareigūnai ieško tinkamos vietos padėti liaudiškai vadinamą Mobilas ežį. važiuoja toliau. Pravažiavo dabar irgi. Čia toliau važiuoja, link rajono, link miesto juda. Jo, liuda jau Los Santos. Gaudynės vertos tikro veiksmo filmo scenarijaus. Vairavimo ypatumų galėtų pasimokyti ir pats Vynas Dyzelis. Kiekviena akimirka gali būti lemtinga. Pareigūnai pradeda imtis veiksmų ir taranuodami bando sustabdyti automobilį. Vėl šmūpa 10.
Nusikaltėlis sprunka į takis išdegęs, vairuodamas priešpriešą gali susidurti su atvažiuojančiu automobiliu. Gaila, tačiau tokiomis situacijomis yra ypač sunku užtikrinti žmonių saugumą. Tai yra didelis iššūkis ir patiems pareigūnams. Atsargiai važiuoti gatvėmis, jog nesukeltų papildomų grėsmės eismo dalyviams. Situaciją gelbė įspėjamieji garso signalai. Not today, not today. Panašu, jog nedorėlis neketina sustoti. Situacija blogina ir prastas matomumas naktį, bei bėglio pasirinktas kelias aplink oro uostą, kur bet kurios paros metu yra apkrauta žmonėmis. Nustapčiau, kad sustotų kažkur ir liptų laiptais. Nėra viršai mašina. Nematom tavo dar. Nutinka tai, ko galima buvo tikėtis. Pasikliaudamas filmų herojų veiksmais, bandė vėl kirsti kelią ir pergudrauti pareigūnus, tačiau nesuvaldė automobilių rėžėsi į krūmą. Matom bėglį. Panašu, jog Matom bernelis bėglį. neiškelmo spirtas, bei bando sprukti pėdomis. Apačioje pareigūnai bando sulaikyti bėglį, bet jis niekaip nesustoja ir priešinasi visais įmanomais būdais. Naudok tazerį. Pareigūnai yra praversti panaudoti nespec priemonę tazerį. Deja, net ir tai nesustabdo bernužėlio. Tokioje. Vėliau paaiškės, jog vairuotojas buvo panaudojęs psichotropinių medžiagų. Na, Panašu, jog pilietis visiškai praradęs baimės jausmą, nereaguoja į nukreiptą ginklą, netgi įžūliai bando įlipti į policijos pareigūnų automobilį. Policininkui tenka panaudoti kovinius veiksmus. Kitas pareigūnas uždeda antrankius. Bet ir tai nesustabdo bernužėlio. Kažkas su motoru negerai, garsas netoks. Pagaliau surakinus kojas pavyksta sulaikyti nenaudėlį. Antra, tai skrisim, nu. Čia krūmose labai stoja medės, blemba, iš priekį paskrisim. Iš automobilio liko tik metalo laužas. Neįtikėtina, kad bėgliui pavyko išvengti ir rimtesnių kūno sužalojimų. Gal išties, velnias ir pagalbę pakiša. Gerai. Iš parduotuvės apiplėšimo buvo bandęs pasišalinti asmuo. Kiek matėme, irgi sukėlė gan irgi didelių problemų gaudant, prisijungė daugumą ekipažų. Teko irgi prijungti realio, kaip sakoma, tą vadinamą unitą. Skrydom kartu su operatorium, žodžio operatorius padėjo apšviesti automobilį, dėl to noriu jam labai padėkoti. Jo dėka, žodžiu, pavyko sustabdyti prie oro uosto violetiniai nudažytą transporto priemonę, kuri patyrė avariją. Asmenys bandė pasišalinti, teko panaudoti tarnybinės priemonės, tai yra tazerį. Asmenys buvo sustabdyti, šiuo metu yra pristatyti nuovadą ir bus vykdomas tolesnis ikiteisminis Įvykis tyrimas. tyriamas. Bėga, Kitoje Dubise 245 laidoje matysite Stojat vyrai greitai. bandymą apsimesti policijos pareigūnais Kelią čia važinėja. bei daug kitų siužetų.